Tai mes dar kartą pasimelskim. Visagalim žinasis Dieve, tau garbė ir šlovė. Dėkojame tau už šią stovyklą, dėkojame tau už mūsų surinkimą Pakutovėnų žemėje. Dėkojame tau Viešpatie už šį angarą, už šį stogą, už šviesą, už šilumą, už maistą. Ir dėkojam tau Viešpatie už tavo žodį, kurį tu mums esi šiandien paruošęs. Tavo žodis yra dvasia ir gyvenimas. Tu teiki gyvybę, tu ištari ir vyksta dalykai, tu ištari ir atsirado dalykai. Viešpatie, tu visą palaikai buvime savo žodžiu. Tavo žodis kaip aštrus kalavijas, kaip aštrus sodininko peilis, apipjausto mūsų širdis, apvalo mus nuo nevaisingų šakelių, nuo mūsų gyvenimo klaidų, nuo mūsų užgaidų ir ambicijų, kurios trukdo mums atsiverti tau, gyventi su tavimi, pasitikėti tavimi, būti paklusniais tau, tavo žodžiui. Meldžiu Viešpatie, šiandien ištark mums gyvenimo žodį. Šventosios dvasios galia te prasiskina tavo žodis kelia į mūsų širdis. Te pasiekia mūsų širdis tavo žodis. Viešpatie, kalbėk mums mūsų širdise. Vesk mus, Tėve, į tiesos pilnatvę, šventosios dvasios galia. Kaip Jėzus pažadėjo, vesk mus į tiesos pilnatvę, duok mums pažinti tiesą, kad būtume laisvi tave garbinti, laisvi tavim džiaugtis, laisvi tau tarnauti, laisvi tikėti, laisvi mylėti. Dieve, dovanok pasauliui laisvę, dovanok žmonijai laisvę, išlaisvink žmoniją, Viešpatie, iš viso to, kas pavergia žmonės, kontroliuoja žmonės, kas palaiko mumise baimę, prietarus. Viešpatie, visa te būna nušluota, sunaikinta tavo žodžiu, tavo dvasios kvėpimu. Dieve, tau garbė ir šlovė per amžius. Amen. Prašom sėstis. Kaip miegojo čia nakt? Neišsimaudėt palapinėse? Nelijo naktį? Nesušalot? Gal kam reikia kaldrų? Čia prieš mus buvo mesianinių žydų paauglių jaunimo stovykla. Apie 80 žmonių gyveno, tai geri žmonės suaukojo ir kaldrų, ir pagalvių, ir visokių dalykų. Tai galima, kaip sakant, pasiskolinti. Tik tai, kas yra dėžėse su raudonu kryžiu, tai turi, kaip sakant, sugrįžti į raudonąjį kryžių. Tai tas dėželes labai saugokit, jeigu kur pamatysit, tai jokių būdų jokiam kitam reikalui, tik tais patalinės saugojimui, kad mes už savaitės galėtume jas, kaip sakant, kaip pažadėję gražinti tvarkingai. Ką daugiau dėl tų žvakių, iš tikrųjų vakar labai nustebau vienam pastatėlį radęs degančias žvakes, o žmonių nerasta buvo. Ir todėl nutariau, kad reikia šiandien priminti šitą reikalą. Ką dar norėčiau prieš tai pasakyti, kol neįsibėgėjom. Galbūt, kaip jau vakar minėjau jums įvadą darydamas, kai kam galbūt yra neįprasta tai, kaip mes garbinam Viešpatį. Žydiškai šokiais, vėliavom, žydiškom giesmėm. Ir kai kam galbūt tai atrodo nepriimtina, svetima. Nieko tokio. Pradžioj visiems taip buvo.
taip visada mus gąsdina nepažįstami dalykai ir todėl ir savotiškai su Dievu čia yra tokių reikalų, kai mes nepažįstam Dievo, mes jo bijom, o kai pažįstam jį, tai kartais turim pripažinti, kad mes anksčiau kai ko nesupratom apie jį ir turėjom klaidingus supratimus apie jį. Mūsų supratimai apie Dievą su mūsų metais keičiasi. Vienaip mes pažinom Dievą vaikystėje, sakykime, pirmos komunijos mokindamiesi. Mūsų vaikai dabar visai kitaip ruošiami komunijai, pavyzdžiui, ne? Jie žymiai daugiau praeina visokios informacijos, sužino daugiau dalykų visokių apie liturgiją. Na, kaip kur, labai skirtingai. Ir kiek kas bestudijuotų, koks bebūtų gabiausias genijus švento rašto, studijuozas, vis tiek jo Dievo pažinimas, palyginus su Dievu, lieka siaurutis. Mes riboti. Prisimenat tokį šventąjį Augustiną. Jis labai ten savo laiku, matyt, bažnyčioj buvo aktuali labai tema, švenčiausios trejybės tema, kadangi dar pirmieji amžiai ir daug dar kontaktų su žydais ir daug diskusijų apie švenčiausios trejybės slėpinį. Ir ten jo gyvenimo istorijoje yra pasakojimas toks, kaip jis kartą vaikščiojo prie jūros ir pamatė vaikelį kasantį duobę ir iš jūros rieškutėmis pilantį vandenį į tą duobę. Ir Augustinas klausė vaikelį, ką tu čia darai? Bandau jūrą perpilti į tą duobę. Augustinas sako, jūra labai didelė, ji per didelė, tu niekaip negali jos perpilti į tą duobutę. O tas vaikelis sako, o tu, Augustinai, bandai švenčiausiai trejybę suprasti savo proteliu. Tai tolygų davė suprasti. Tai va, tai kokios bebūtų mūsų galvelės, palyginant jūrą su tą duobutę, palyginant Dievo visą galybę su mūsų ribotu proteliu, bet kažkiek Dievas mums atsiveria ir ne iškart galbūt visas atsiveria, bet po truputį per mūsų gyvenimo patirtis visokias. Ir kaip Dievo žodis sako, teisusis gyvens tikėjimu ir mes einame iš tikėjimo į tikėjimą. Vis naujos patirtis, naujas Dievo pažinimas ir mes vis labiau jį pažįstame ir įsidrasiname ir tokiu būdu keliaujame link jo. Čia kažkas atvažiavo, man matyt kažką atvežė, atsiprašau labai. Alio, laba diena. Dabar konferenciją vedžiu, negaliu dabar, atsiprašau. Turi atvežti projektorių mums. Atsiprašau labai. Taigi, mes einame iš tikėjimo į tikėjimą. Ir mūsų Dievo pažinimas keičiasi. Kai kurie žmonės savo tikėjimą yra visiškai sutapatinę su ritualais, su maldingumu, tam tikru vienokiu ar kitokiu, su tam tikrais papročiais. Ir dažnai netgi nesuvokia tų ritualų prasmės. Forma yra, o turinio nepažįsta. Bet jeigu ta formelė pasikeičia biškelį, viskas krachas. Jo ale tikėjimas griūva, nes jis pastatytas ant formelės, o ne ant turinio toj formoj slepiamos, kuris galbūt irgi per tą nepažinimą iškreiptas, perkeistas, pridėtas savo prasmių
ir netitinka Dievo plano ir bažnyčios minties, bet įsikibus tos formos laikomasi kaip, pavyzdžiui, katalikybės tapatybės. Ir daugeliui katalikų buvo tokia krizė, tikėjimo krizė, pavyzdžiui, po Antro Vatikano susirinkimo, po Antro Vatikano susirinkimo liturginių reformų, pasikeitimų, daugelis negalėjo susitaikyti ir netgi atsiskyrė nuo bažnyčios, nuspręsdami, kad šventosios dvasios nebuvo antram susirinkime ir čia kažkokie priešai, liaudės priešai suveikė kažką. Sąmokslo teorijų netrūksta visur, šėtonas specialistas sąmokslo teorijų kūrimo, kad tik galėtų mutinti tą vandenį, kaip sakant, drumsti ir gaudyti žuveles. Taigi, mums reikalinga ta kūdikiška atvira širdis, pasitikinti širdis, kad mes pirmoje vietoje ieškotume Dievo, ieškotume tiesos. Kartais mes kalbam apie prasmę. Sakom, kartais tokius girdžiu išsireiškimus, ypač apie jaunimą kalbant, tas prarado gyvenimo prasmę ir prasigėrė, nusivylė, nes prarado gyvenimo prasmę. O kas yra prasmė? Ar gyvenimas gali turėti prasmę? Ar tiesiog yra gyvenimas arba jo nėra? Yra gyvybė arba jos nėra? Kas turi prasmę? Kas yra prasmė? Aš suprantu, kad prasmė tai yra kažkokia realybė, kuri yra, bet kurios čia nėra. Ikona turi prasmę. Žodis turi prasmę. Ženklas turi prasmę. Ant stiklo, ant durų stiklo žalias ženkliukas. Užrašyta išėjimas. Kokia to ženklo prasmė? Išėjimas. Kažkur yra gesintuvo ženkliukas. Žinau, kad ten kažkur matau raudoną ženklelį su gesintuvo ikonėlė ir kažkur ten turėtų šalia būti gesintuvas. Ten ant dėžutės matau raudoną ženkliuką su šlanga. Tikriausiai toj dėžutėj slepiasi prasmė, šlanga. Gaisrui gesinti. Tai suprantat, kas yra prasmė? O kaip yra su gyvenimu? Ar gyvenimas turi prasmę, o gal gyvenimas turi tikslą? Dėl ko aš gyvenu? Gal gyvenimas yra kelionė, kaip mums pristato Biblija? Dažnai tikinti žmogų kaip keleivį. Abraomas buvo hebrajas. Žinot, ką reiškia žodis hebrajas? Su kuo jums asocijuojasi žodis hebrajas? Galbūt su hebrajų kalba, o kas kalba hebrajų kalba? Gal hebrajas asocijuojasi su žydais, kurie kalba hebrajų kalba. O prasmė hebrajas klajoklis, perėjūnas. Abraomas buvo klajoklis. Ir Mozė buvo klajoklis, pabėgėlis.
žydai klajokliai. 40 metų klajojo. Ir toje kelionėje į pažadėtąją žemę. Tikslas buvo pažadėtų į žemę, bet ne visi daėjo iki to žemės, kaip apaštalas Paulius sako. Ne visi. Bet jie ilgėjosi, tikėjosi paveldėti. Pažadėtąją žemę. Mes dabar jau suprantam į Mesijo šviesoje pažadėtąją žemę daugiau kaip, ne kaip geografinę vietą, bet kaip dangaus karalystę, kaip Dievo tėvo namus, į kuriuos mes kaip keleiviai, kaip pabėgėliai, kaip karo metu pasimetę vaikai, pašaukti sugrįžti ir paveldėti tuos namus. Ir va, toj kelioniai mes turim progą pažinti tėvą, kad jo nebijotume, kad išdrįstume jam atsiduoti, taip kaip atsiduoda sužadėtinė sužadėtiniui patikėjusi jo meilę. Kas galėtų pabūti mano sekretoriumi ir jeigu skambins dėl projektoriaus, kad pasakyti, kad Kretingos raštiniai atiduotų projektorių. Raštininkai. Taigi, mes ne iš karto patikim viens kitu, ne iš karto taip pat iš pirmo žvilgsnio dovanojam save viens kitam santuokoj. Ir tikintis žmogus ypatingai yra raginamas ištirti širdį, ištirti santykius, kaip sakant, kad nebūtų baimės, kad nebūtų apgaulės. Ir tam yra skiriamas laikas draugystei. Kai mes pažįstam viens kitą, mes viens kitam save dovanojam. Taip ir Dievui, kuris kviečia mus pasitikėti juo, pasišvęsti jam, save dovanoti jam, mums reikia laiko, kad mes jį pažintume. Mes jį pažįstame įvairiausiais būdais. Iš gyvenimo patirties kažkiek, bet labiausiai mums svarbi yra knyga, šventas raštas, Dievo žodis, kur Dievas pats apie save kalba ir jo žodis padeda mums jį atpažinti gyvenimo kelyje, koks jis yra mums, kaip jis galvoja, kaip jis veikia ir panašiai. Ir kas jam patinka, kas jam nepatinka, kas jo akise teisinga, kas neteisinga. Ir jo išmintis mums padeda susivokti, kokias pasekmes mes galim turėti savo gyvenime vienokius ar kitokius pasirinkimus darydami. Prisimenat, čia neseniai, berods užpraeitą sekmadienį buvo skaitinys, kad prieš tave aš padedu pasirinkimą, gyvensi mano žodžiu, gyvensi, padedu prieš tave tarsi kryžkelę, gyvenimą arba mirtį, ką renkiesi. Ir mes ne visada pasirenkam gyvenimą, kartais mes suabejojam Dievo meilę ir nusprendžiam, kaip geriau, kaip mums pasiūlo pasaulis. Kartais mes pasivadovaujame jausmais, kurie mus kažkur nuveda. Ir tampame kartais įkalinti tų jausmų. Ir jeigu mus atskirus žmonės tai veikia, turėk prie savęs. Tik iš trečio karto, jūs pastebėjot, tik iš trečio karto pasiekė žodis. O man vis priekaištauja, ko tu tiek kartoji. Mes labai įsiblaškę šiais laikais. Ne?
Ir nors kolonėlės tokios, ir gale net sėdintis šypsosi, bet kažkaip būna. Ir man tai būna. Todėl labai atsiprašau, jeigu kažko neišgirstu iškart ir net reaguoju savo mintyse paskendęs. Kur aš čia suku? Aš čia vis bandau, kaip sakant, padrasinti tuos, kurie susiduria su naujais iššūkiais, su naujais patyrimais bažnyčioje. Kur nors nuvažiavę į kitą kraštą, nuvažiuosit į Indiją, ten katalikai vienaip šlovins viešpatį ir jų kalbą galbūt sunku suprasti, ir jų grožio supratimas visai kitoks, ryškios spalvos, formos egzotiškos ir panašiai. Nuvažiuosit kur nors į Italiją pas kokius pranciškonus, į kalnus nueisit, minimalizmas, asketikai ar pas benediktinus kokius. Visur viskas kitaip. Nuvažiuosit pas armenus į Armeniją, kurie užsikonservavo krikščionybėje 4 amžiuje, jūs galite pamatyti maždaug kaip atrodė, be abejo, jie neišvengė naujų pribambasų visokių, bet daugiau mažiau jie gan neblogai užsikonservavę nuo 4 amžiaus. Ir kokia buvo krikščionybė 4 amžiuje. O jeigu dvasia mus nukeltų į apaštalų laikus, tai vėlgi būtume labai nustebinti ir galvotume, į kokią čia mes sektą pakliuvom Jėzaus Nazariečio. Bet mes esam jų, kaip sakant, tęstinumas per įvairiausias istorinės peripetijas perėję ir neišvengė, ko gero, ir klaidų. Kaip neišvengė jų šventieji, kaip neišvengė jų pranašai ir karaliai patepti Dievo jėga, kuriems daugybė pažadų skirta. Ir tas pats Dovydas, kuriam Mesijas kaip sūnus pažadėtas. Ir Jėzus nesigėdija vadintis Dovydo sūnumi. O dabar aš noriu paskaityti jums istoriją apie tą Dovydą. Ir kad mes iš jo galbūt šiandien kažko pasimokytume. Bent jau Dieve duok man kaip nors išprovokuoti mąstymą, kritinį mąstymą. Pradėsim, kas turit Biblijas, galit atsiversti, kad atsimintumėt nuo 2 Samuelio knygos 9 skyriaus. 2 Samuelio 9 skyrius. Aš šiandien skaitysiu ilgus tekstus. Juk mes turim laiko, ne? Dovydas teiravosi, ar yra dar kas nors išlikęs iš Sauliaus namų, kam galėčiau parodyti savo ištikimą gerumą dėl Jehonatano. Sauliaus šeimyna buvo turėjusi tarną vardu Ciba. Jis buvo pašauktas pas Dovydą. Ar tu esi Ciba, klausė Dovydas. Šis atsakė, tavo paslaugoms. Karalius tarė, ar yra dar kas nors išlikęs iš Sauliaus namų, kam galėčiau parodyti ištikimą Dievo gerumą? Ciba atsakė karaliui, taip, dar yra Jehonatano sūnus sužalotomis kojomis. Kur jis? Klausė karalius. Ciba atsakė karaliui, jis yra Lodebare, Amielio sūnaus Machyro namuose. Tada karalius paliepė atvesti jį iš Amielio sūnaus Machyro namų Lodebare. Atėjęs pas Dovydą, Jehonatano sūnus Mefibošetas išreiškė pagarbą puldamas veidų į žemę. Mefibošetai, tarė jam Dovydas,
Jis atsakė, tavo paslaugoms. Dovydas tarė, nebijok, nes tau tikrai parodysiu ištikimą gerumą dėl tavo tėvo Jehonatano. Atiduosiu tau visą tavo senelio Sauliaus žemę. Be to, tu visuomet valgysi prie mano stalo. Puldamas kniūpsčias, šis tarė, kas tavo tarnas, kad tu rodytumei palankumą tokiam nustipusiam šuniui kaip aš. Tada karalius pasišaukęs Sauliaus tarną Cibą tarė, visa, kas priklausė Sauliui ir visiems jo namams, aš atidaviau tavo šeimininko vaikaičiui. Tu bei tavo sūnus ir tavo tarnai dirbsite jam žemę ir nuiminėsite derlių, kad tavo šeimininko vaikaitis turėtų iš ko gyventi. Bet tavo šeimininko vaikaitis Mefibošetas visada valgys prie mano stalo. Ciba turėjo 15 sūnų ir 20 tarnų. Ciba atsakė karaliui, kaip mano viešpats karalius įsakė, taip jo tarnas ir darys. Mefibošetas valgė prie karaliaus stalo kaip vienas iš karaliaus sūnų. Mefibošetas turėjo jauną sūnų vardu Michėjas. Visi gyvenę Cibos namuose tapo Mefibošeto tarnais. Mefibošetas gyveno Jeruzalėje, nes visada valgė prie karaliaus stalo. Jis buvo raišas abiem kojomis. A gerai padarė Dovydas. A norėtumėt daryti kaip Dovydas? Jis atidavė jam Sauliaus. Tai yra buvusio prieš jį karaliaus, kuris jį persekiojo, visą nuosavybę žemę, ne? Anūkui Sauliaus. Dabar biškutį persikelsim į šešioliktą skyrių. Praleisdami keletą skyrių, kuriuose aprašoma, kaip Dovydo sūnus Abšalomas sukilo prieš tėvą ir kaip Dovydui teko bėgti iš Jeruzalės. Čia dar yra tokių keletą įdomių istorijų, nors gal aš 15 skyrių dar norėčiau atkreipti dėmesį. Mm, 15 skyrių nuo 19 eilutės, pavyzdžiui, yra tokia trumpai įdomi istorija. Jau bėgant iš Jeruzalės. Tada karalius tarė Itajui Gatiečiui, kamgi tau eiti su mumis? Eik atgal ir pabūk su naujuoju karaliumi, nes tu juk svetimšalis, tremtinys iš savo namų. Tik vakar atkeliavai, nejau šiandien aš galiu vesti tave, klajoti su mumis, kai pats turiu eiti tik ten, kur galiu. Eik atgal ir pasiimk savuosius. Te parodo tau viešpats tikrai ištikimą meilę. Bet Itajas karaliui atsakė, kaip gyvas viešpats ir kaip gyvas mano viešpats karalius, kur tik bus mano viešpats karalius, ten bus ir tavo tarnas, ar mirti, ar gyventi. Dovydas tarė Itajui, tad eik ir žygiuok. Itajas Gatietis nuėjo drauge su visais savo vyrais ir visais vaikais. Svetimšalis. Ko gero ne žydas net. Bet žiūrėkit, kokia
kokie santykiai su Dovydu. Ir tai ne vienintelis. Čia dar yra keletą tokių veikėjų, kurie parodo va tokią ištikimybę karaliui ir norą būti su Dovydu. Galbūt ne visiems, ką sako šitas momentas, bet kai kuriems aš jaučiu, kad kažką turėtų sakyti, ne? Prisimenat, kad žydams išeinant iš Egipto prie žydų prisijungė tautinių mažumų grupelių, kurias viešpats įskaitė į savo tautos sudėtį, kaip sakant, priėmė, jie tapo žydų tautos dalimi. Na, jie tada kažkaip kitaip vadinosi, ne? Bet mes dabar juos žydais vadinam, kad lengviau būtų susišnekėti. Taigi, 16 skyrius dabar. Dovydui paėjus šiek tiek anapus viršūnės, jį pasitiko Mefibošeto tarnas Ciba su pora pabalnotų asilų, apkrautų 200 kepalų duonos, 100 saikų razinų, 100 vasaros vaisių ir vynmaišių vyno. Karalius klausė Cibos, ką darysi su jais? Ciba atsakė, asilai karaliaus namiškiams joti, duona ir vasaros vaisiai vaikinams valgyti, o vynas dykumoje nuvargusiems atsigerti. O kur tavo šeimininko sūnus, paklausė karalius. Jis lieka Jeruzalėje, atsakė Ciba. Ir sako, šiandien Izraelio namai, jis lieka Jeruzalėje, atsakė Ciba. Ir sako, šiandien Izraelio namai man sugrąžins mano senelio karalystę. Kas čia sako? Tipo Mefibošetas taip sako, Ciba aiškina karaliui, kad tipo Mefibošetas sako, šiandien Izraelio namai man sugrąžins mano senelio karalystę. Ką tai reiškia? Suprantat? Neištikimybę tai reiškia, kad Dovydas parodė tokią malonę, o jis dabar ruošiasi tipo atgauti tai, ką praradęs buvo, lygu būtų mažai jam duota. Juk jam visą Sauliaus žemę atidavė, ko jis daugiau gali iš ko nors tikėtis. Ką jam sugrąžins Izraelis? Mano senelio karalystė, ką jis karalium tikisi būti? Vietoj Dovydo, nors Abšalomas juk yra naujas karalius. Ir jis lieka su Abšalomu atseit. Karalius tarė Cibai, visa, kas priklauso Mefibošetui, nuo dabar tavo. Kas įvyko? Visa Sauliaus žemė, kuri buvo dovanota Mefibošetui pragyvenimui, nors jis maitinimą turėjo prie karaliaus stalo, atiduodama Cibai tarnui Mefibošeto, kuris pasitiko karalių su asilais, su duona, su vynu, su razinom, su vaisiais. Įtiko. Aš puolu kniūpsčias, tarė Ciba, leisk man rasti malonę tavo akyse, mano viešpatie karaliau.
Karaliui atėjus į Bahurimus išėjo iš ten žmogus vardu Šimis, Geros sūnus, iš tos pačios kilties kaip Sauliaus šeima, šaukdamas keiksmą po keiksmo, jis mėtė į Dovydą ir visus karaliaus Dovydo dvariškius akmenis, nors visi kariai ir galiūnai buvo jo dešinėje ir kairėje. Šimis keikė šaukdamas: išeik, išeik žmogžudy, niekšė, viešpats keršė tau už Sauliaus vietoj, kurio Viešpats keršė tau už Sauliaus vietoj, kurio karaliavai namų visą pralietą kraują, už visą Sauliaus namų pralietą kraują. Viešpats atiduoda karalystę į tavo sūnaus Abšalomo rankas. Tikėk manim, nelaimė užgriuvo tave, nes tu žmogžudys. Jūs daugelis esat skaitę tą istoriją, nežinot, kaip ten norėjo kai kurie jį padėti vietą, bet Saulius sako, tegu jau jis geriau keikia mane, gal viešpats manęs pasigailės, priėmė tą keikimą, tą visą kaltinimą kaip atgailą. Dabar praleidžiam dar keletą skyrelių. Abšalomas nuverčiamas, bėga, žūva, nužudomas yra ir dabar Dovydas sugrįžta į rūmus. 19 skyrius nuo kokios 9 eilutės. Tada karalius pakilo ir atsisėdo miesto vartuose. Visiems, geriau nuo 10. Visose Izraelio giminėse visi žmonės ginčijosi, kai kurie sakė, karalius išgelbėjo mus iš priešų rankos, išlaisvino iš Filistino nagų ir turėjo bėgti iš krašto nuo Abšalomo. Bet Abšalomas, kurį patepėme savo karaliumi, mirė mūšyje. Tad kodėl nieko nesakote apie karaliaus sugrįžimą? Viso Izraelio šnekos apie tai pasiekė karalių jo būste. Tad Dovydas pasiuntė žodį kunigams Cidokui ir Abjatarui: sakykite Izraelio seniūnams, kodėl turėtumėte būti paskutiniais, sugrąžindami karalių į jo rūmus. Esate mano broliai, mano kūnas ir mano kraujas. Tad kodėl turėtumėte būti paskutiniai, sugrąžindami karalių? O Amasai sakykite, argi tu nesi mano kūnas ir mano kraujas? Te padaro man tai Dievas ir dar te prideda, jei tu netapsi mano kariuomenės vadu, mano akivaizdoje nuo dabar vietoj Joabo. Amasa paveikė visų kaip vieno Judo žmonių širdis ir jie pasiuntė žodį karaliui: sugrįžk ir tu ir visi tavo tarnai. Tad karalius leidosi kelionę atgal ir nuėjo prie Jordano, o Judo žmonės atėjo į Gilgalą karaliaus pasitikti ir pervesti jo per Jordaną. Pasitikti ir pervesti jo per Jordaną. Geros sūnus Šimis Benjaminas iš Bahurimų atskubėjo su Judo žmonėmis pasitikti Dovydo, lydimas 1000 žmonių iš Benjamino giminės. Ir Sauliaus namų tarnas Ciba drauge su savo 15 sūnų ir 20 tarnų atskubėjo prie Jordano pirmą karaliaus, kad keliantis per upę padėtų karaliaus šeimynai, pasiruošęs jam patarnauti. Geros sūnus Šimis puolė ant kelių prieš karalių, kai šis rengėsi
pereiti Jordaną. Jis tarė karaliui, ten nelaiko mano viešpats manęs kaltu ir ten neatsimena, kaip tavo tarnas nusikalto tą dieną, kai mano viešpats karalius paliko Jeruzalę. Ten neima karalius to į širdį. Tavo tarnas žino, kad jis nusidėjo. Todėl štai šiandien pirmas iš visų Juozapo namų atėjau pasitikti savo viešpaties karalius. Tada Cerujos sūnus Abišajas prašneko, argi Šimis neturi būti nubaustas mirtimi už tai, kad keikė viešpaties pateptai. Bet Dovydas tarė, kas man ir jums, Cerujos sūnus, kad jūs turėtumėte šiandien man priešais tapti. Nejau šiandien bus kas nors baudžiamas mirtimi Izraelyje. Argi aš nežinau, kad šiandien vėl esu Izraelio karalius. Tada karalius tarė Šimiui, tu nemirsi. Karalius jam prisiekė. Čia tas pats, kur keikė. O ne? Ir Sauliaus vaikaitis Mefibošetas atėjo pasitikti karaliaus. Jis nebuvo nei kojų pirštų nagų karpęs, nei barzdos kirpęs, nei drabužių plovęs nuo tos dienos, kai karalius išėjo, iki tos dienos, kada karalius saugiai sugrįžo. Jam atėjus iš Jeruzalės karaliaus pasitikti, karalius jį klausė, kodėl neėjai su manimi, Mefibošetai? Mano viešpatie karaliau, atsakė jis, mano tarnas apgavo mane. Tavo tarnas jam paliepė, pabalnok man asilą, kad galėčiau sėsti ant jo ir vykti su karaliumi, nes tavo tarnas Raišas, Ciba apšmeižė tavo tarną mano viešpačiui karaliui, bet mano viešpats karalius yra tarsi Dievo angelas. Tad daryk, kas gera tavo akise. Juk nors visi mano tėvo namai buvo tik mirties verti, tu pasodinai savo tarną tarp valgančių, prie tavo stalo. Tad kokią teisę turiu dar šauktis karaliaus? Karalius jam atsakė, kamgi kalbėti daugiau apie tavo reikalus? Aš nusprendžiau, tu ir Ciba pasidalysite nuosavybę. Tegu jis ir visą pasiima, tarė Mefibošetas karaliui, nes mano viešpats karalius sugrįžo saugus į savo namus. Tegu jis ir visą pasiima, tarė Mefibošetas karaliui, nes mano viešpats karalius sugrįžo saugus į savo namus. Nu, kaip dabar, turit vaizdelį? Norėjau jums parodyti 3 veikėjų santykius. Dovydo, Cibos ir Mefibošeto. Pradžioj mums skaitant, gal kilo jausmai, va, koks tas Mefibošetas, nedėkingas, klastingas, visi ten jie iš to Sauliaus giminės tokie, ne? Bet paskui staiga išlenda tokie netikėtumai. Jis nebuvo nei kojų pirštų nagų karpęs, nei barzdos kirpęs, nei drabužių plovęs nuo tos dienos, kai karalius išjojo, iki tos dienos, kada karalius saugiai sugrįžo.
Dievo žodis liudija. Nuo tos dienos jis buvo gedule. Nuo tos dienos jis buvo su Dovydu. Jis išliko ištikimas Dovydui. Jis buvo raišas, jį apgavo ir apšmeižė jo tarnas. Baisus šmeižtas sugriovė karaliaus pasitikėjimą, atėmė jo garbę. Bet jis net nepretenduoja į tą žemę. Jam ir dabar svarbu, net po to, kai karalius, kažin ar teisinga padarė sprendimą. Aš nebenoriu girdėti, aš nusprendžiau, jūs pasidalinkit tą nuosavybę. Aš atidaviau Cipai, bet dabar judu tarpusavį pasidalinkit. Kažin, kaip jie gali pasidalinti, turint omenyje dar tą Cibos niekšybę, neteisybę. Man atrodo, rimtas nusikaltimas apšmeižti nekaltą ištikimą karaliaus tarną. Ir jo sąskaita pasidaryti savo gerą vardą. Jis panaudojo Mefibošeto nuosavybę, asilus, duoną, vynuoges, vyną. Ir atnešė liktai nuo savęs kaip savo dovaną karaliui. Juk jis jo tarnas, Mefibošeto tarnas. O tipo jo tarnas pasiliko, tikėdamasis atgauti karalystę, išdavė karalių. Jis vertas mirties būtų už tokį dar dalyką, už tokį nedėkingumą ir panašiai, nes tai Abšalomo sąjungininkas, perversmo, kaip sakant, klastingas bendrininkas. Kad Šimiui jis dovanoja, suprasdamas, kad viešpats leido tai dvasiai bandyti Dovydą ir sudaryti Dovydui sąlygas atgailauti, ne? Nes Dovydas pats įvardino, kas jam gali užtraukti, jeigu viešpats jam liepia keikti jį. Kas gali jam uždrausti dabar? Dovydas supranta, kas čia vyksta, ne, kaip pateptasis. O va šitoj situacijoje, kaip jis elgėsi? Kaip silpnas, pavargęs žmogus. Bet čia yra daugiau reikalų. Ciba įtiko Dovydui tuo labai, kaip sakant, momentu pasinaudojęs, kai Dovydui buvo sunku, kai Dovydas išduotas ir jautėsi vienišas, kiekvieno tokia ištikimybės parodymo akimirka jam buvo brangi ir svarbi. Ir dar jis atskubėjo jo pasitikti per Jordaną keliantis. Jis visą laiką jo akise, kaip sakant, įtikęs. Jau jie susidraugavę. Ir kame yra Dovydo bėda, kad jam nepatogi tiesa su Mefibošetu. Stojasi prieš akis akivaizdus liudijimas. Jis neprisiklijavo barzdos, neprisiklijavo nagų, ne? Tai yra ženklai, kurie liudija jo skausmą, jo ištikimybę. Bet Dovydo širdį jau toks nusivylimas juo. Jis ateina su juo, su priekaištu, kodėl tu mane palikai, kodėl tu su manim nekeliavai, nebėgai. Bet kai jis sužino tiesą, Dovydas sužino tiesą, jis nepajėgė priimti tos tiesos.
nes ji nepatogi, ji skaudi. Ar mes esam susidūrę savo gyvenime su kažkuo panašaus? Jau čia atrodo sentimentai, jausmai dominuoja, viršyje protą. Ir ar Dovydas sąžiningai pasielgė su Mefibošetu ir su Ciba? Iš tikrųjų, Ciba turėjo būti teisiamas ir baudžiamas. Ir ne tik, kad jam ten dar dalintis kažkuo, turėjo būti griežtai atstatytas teisingumas ir visa nuosavybė grąžinta Mefibošetui. Nes Mefibošetas liepė savo tarnui paruošti viską, o jis, kaip sakant, pabėgo nuo Mefibošeto raišo, kuris nepajėgė bėgti, vytis ar dar kažką daryti. Invalidas buvo. Paliko ant ledo, kaip sakant, jį įtiko karaliui ir apšmeižė dar jį. Didelė niekšybė. Po to labai greit prasidės Dovydo karalystės skilimas. Atsiskirs bent 10 giminių. Prasidės tarpusavio karai. Ir žydų rabinai tai laiko pasekme šitos Dovydo neteisybės, šitos Dovydo, galima sakyti, kaip karaliaus nuodėmės, pasekme Izraelio karalystės suskilimą. Nes labai greit išaugo pretenzijos, ar Dovydas gali būti karalius. Jis atgailavo už tam tikrą savo dalį gyvenimo, ne už tarno pasiuntimą į mirtį, už neteisėtus intimius santykius, už daug ką jis atgailavo, o va šitoj vietoj jis užlūžo. Gal vėliau jis atgailavo, ko gero, bet vat šitame momente jis paliko kliurką, kuri, ko gero, iki šiol turi pasekmes žydų tautoj. Man šitą istoriją atskleidė vienų maldos pusryčių metu pastorius Saulius Karosas, dalindamasis, kaip tik prasidėjo agresija, suaktyvėjo karas Ukrainoje, va, tą mėnesį buvo susitikimas ir kažkaip norėdamas parodyti, kaip sudėtinga kartais yra žmonėms priimti tiesą nepatogią to karo akivaizdoje. Jam kažkaip toks buvo įkvėpimas. Aš čia paskui daug kartų sugrįžau prie tos temos, man ji pasirodė labai aktuali, svarbi ir šito karo akivaizdoje, kai žmonės labai taip pasidalinę ir dažnai netiesos ieško, bet vadovaujasi nuojautomis, simpatijomis, antipatijomis. Ir kaip dažnai mes gyvenime nuslystam ant jausmų, ant nuojautų, ant patikėdami melu ir kaip mums sunku paskui pripažinti
kad mes buvom suklaidinti ir padarėm neteisingus sprendimus. Ar reikėjo skubėti Cibai Sauliaus žemės atiduoti, kurias buvo jau atidavęs Mefibošetui, neištyrus bylos. Jis patikėjo melu, buvo suklaidintas, suvedžiotas. Apiplėšė Mefibošetą, dovanojo žemės tam, be teismo. Na taip, lygioj vietoje, ant jausmų. Ir paskui jam nelygis prisipažinti, kad susimovė. Na, jūs aiškinkitės. Man nebeįdomu čia. Ir kaip mūsų gyvenime tai veikia. Kai mes paliekam tokius neišspręstus dalykus, neapsisprendę už tiesą, pasidavę jausmams. Galbūt patikėję melu, kažką irgi prisidėjom prie melagienų platinimo ir kažką apšmeižėm. Nepasitikrinom. Ir paskui neturim jėgų, sužinoję tiesą, neturim jėgų atšaukti, paneigti, prisipažinti, kad suklydau, buvau neteisus. Gal iš pažinties ir nuėjau slaptoje, bet ar viešai atsiprašiau. Ir atstačiau teisingumą suklaidintų žmonių akivaizdoj. Kur aš čia lenkiu? Vakar Martynas užsiminė apie pakeitimo teologiją, kiti sako pakeitimo teoriją, kuri pradėjo reikštis jau apaštalų laiškais, jau apaštalas Paulius su tuo kovoja laiške romiečiams, ypač 11 skyrius. Labai aiškiai ten jo pozicijas išsako ir pozicijas pagonių daugumos, romėnų, kurie didžiuojasi prieš žydus. Ir jis sako, nesididžiuokit, atsiminkit, iš kur jūs visą tai gavot, iš kur tai pareina, per ką, juk yra aš žydas. Ir viešpats, ir aš esu liudijimas, kad viešpats neišsižadėjo, bet jau virusas sklinda ir jis išbujos 4 amžiui ir įvyks daug tokių skaudžių dalykų, kurie tam tikram bažnyčios istorijos laikotarpį, galima sakyti, 15 šimtmečių bujojo, klestėjo su visom baisiom savo pasiekmėm bažnyčioj. Ir viskas buvo normaliai, o dabar išlindo. Po Antro pasaulinio karo daugelis krikščionių pabudo, ypač per evangelinės bažnyčias. Pradėjus skaityti raštą, žiūri, kad dalykai nesusiveda. Na ir ačiū Dievui, katalikų bažnyčioje nemažai žmonių parodė gailestingumą žydų tautos žmonėms per persekiojimus, juos gelbėdami. Ir tai vėlgi išjudino žydų širdis ir prasidėjo nauji procesai. Prasidėjo apaštalo Pauliaus pranašysčių išsipildymas, kuris atrodė neįmanomas žmogiškomis akimis žiūrint, nurašytas kaip nesuprastas reikalas. Ir dabar su visu tuo reikalu yra toks jausmelis, kad ne taip kaip Andriejus, kad šitas, kaip jis, Talkovas,
dainuoja apie Rusiją. Apmanutoje pakalėnyje, ne? Kiek tu dar vergausi? Bažnyčioje yra toks jausmas, kad mes esame apgauti, kad kartų kartos užaugo ant tos neteisybės. Ir mums dabar labai sunku tai pripažinti, nepatogu. Tai ką, čia tu dabar gudresnis atsiradai? Bažnyčios tėvai, pasižiūrėk, kaip moko. Augustinas tas pats yra pasireiškęs toj, kaip sakant, tame mokyme. Auksaburnis, Jonas Auksaburnis, Ambraziejus kvietė deginti sinagogas. Didįjį penktadienį Europoje daug kur vykdavo pogromai po klebono pamokslo, eidavo vyrai keršyti žydams už mūsų viešpaties Jėzaus mirtį. Liktai žydai prikalė jį prie kryžiaus, ne romėnai, ne pagonys. Viskas kažkaip išsikraipo, užsidengia, nenugirstam, pasiduodam emocijai, kažkokiai propagandai, nepasitikrinę, nepasigilinę ir einam pogromą daryti. O paskui nelygis prisipažinti, kad susimovėm, reikia pasiteisinti, įrodyti. Ir taip šimtmečiais. Ir taip antisemitizmo dvasia su motinos pienu krikščionių perduodamas iš kartos į kartą. Ir šiandien mums labai sunku apie tai, kaip sakant, kalbėti kai kam, kas su tuo susitaikė, persilaužė, tas jau dega ir trokšta išlaisvinimą. Bet kurie dar nesusivokė, tai tiems labai nepatogu ir aš suprantu, kaip nepatogu. Aš pats daug kartų esu savo atžvilgiu išklausęs moralų. Tai ką tu čia dabar atsiradai viens gudresnis už visus? Pasidavė čia žydų propagandai, dar kažką. Bet aš ne vienas. Ačiū Dievui, visas judėjimas, kuriame dalyvauja daugybė katalikų, katalikiškų bendruomenių ir kunigų ir vyskupų. Tai va, šita stovykla buvo įkvėpta tos minties, kad mums reikia ir lietuviams sugrįžti prie tų klausimų ir bandyti aiškintis, diskutuoti, kalbėtis, kaip yra su mumis. Koks mūsų santykis su nepatogia, mums nemalonia tiesa. Ar mes trokštame būti laisvi ir gyventi tiesoj, ar toliau pasirinksim mums patogų, mus pateisinantį melą, ar norėdami būti su Dievu jo dvasios pilnatvėj, sieksime išsilaisvinimo iš bet kokios klaidos. Galbūt mes padarysim klaidų irgi to išsilaisvinimo kelyje. Ir ko gero tai neišvengiama, nes čia irgi aistros sukyla. O kur aistros, kur emocijos, ten kartais prasilenkiama su tiesa. Ir va, mums reikia kantrybės toje srityje ir susitaikyti ir su klaidom, bet nesustoti. Ieškoti tiesos. Ieškoti tiesos, neskubant pasmerkti, nuteisti, atsiskirti. Bet
siekti iš tikrųjų ir meilės, nežlugdančio gailesčio bažnyčiai, bet meilės bažnyčiai, kad mylėdami būtume pasiruošę mokėti ir kainą, nepatogumų, galbūt mūsų atmetimo ir nesupratimo kainą. Jeigu jūs pradėsit grįžę savo parapijose apie tai kalbėti, be abejo, daugelio būsit nesuprasti. Taip kaip galbūt jums dabar keistai viskas čia skamba ir nelabai malonu ausiai. Bet aš jūsų neguosiu melagienomis. Aš noriu būti laisvas ir svajoju, kad jūs būtumėt laisvi ir kad mes vis kartu, būdami laisvi, eitume laisvės tiesos keliu ir tarnautume Dievui pagal jo valią, o ne pagal kažkieno mums primestą modelį, idėją, užgaidą, klastą. Ir šiom dienom mes bandysim aiškintis tuos dalykus, kaip čia viskas atsitiko. Ir be abejo, mūsų galimybės labai ribotos istoriniu atžvilgiu. Ir todėl aš labai prašau visų, nebūkit kategoriški, neskubėkit teisti tų kartų, kurios pirmosios buvo suklaidintos, pasidavė klaidai. Matėt Dovydo istoriją? Viskas lygu atrodo gerai, skamba gerai atrodo, bet paskui kažkas išlindo ir jam buvo nelengva ir jis nepajėgė. Tai kažkas irgi nepajėgė galbūt bažnyčios istorijoje, neturėjo galimybių galbūt patikrinti. Prisiminkit, ant ko stovėjo mūsų tikėjimas ir kaip jis atrodė, kol mes nepradėjom skaityti rašto. Ir iš vis kaip atrodo tradicinių katalikų tikėjimas, kuo jie tiki, neskaitantis rašto katalikai. Jie tiki maldelėmis, apeigėlėmis, kurios sudaro jiems katalikybės, tapatybės įvaizdį, bet tuo tarpu nepažįsta gyvojo Dievo. Ir neturi asmeninio santykio su tuo Dievu. O viskas yra tik apsidraudimo, sutvarkymo vaikų, sakramentų prileidimo, ženkliukų užklijavimo, lipdukų užklijavimo, kaip sakant, ant kaktų lygyje. O kai pradedam skaityti raštą, kai pradedam gilintis biškutį istorijoje, liturgijos raidoj, ieškom šaknų, šaltinių, visai kitas turinys atsiveria. Ir tada mes daromės jau nebepriklausomi nuo formų, kurios keičiasi kiekvienoj kartoj. Norim, nenorim. Ir kiekvienoj dar kultūriniai terpiai visokių niuansų. Mes šiandien galbūt labai įsikibę į tradicijas, kurios kažkada veikė, pavyzdžiui, kaip Kalvarijos kalnai. Bet jaunai kartai nebeveikia, o mes bandom tai išsaugoti kaip lobį, kaip vertybę, čiut ne kaip mūsų žemaitišką katalikybės tapatybę. Aš nieko prieš, išsaugoti atmintį, viskas gerai, bet kokiom kainom? O gal viešpats kažką naujo nori, kažkokios naujos formos šiandieniniam jaunimui priimtinos. O kol mes įsikibę į seną formą, neieškom nieko naujo,
nesam kūrybingi. Ar reikia seną palaikyti? Reikia, kad būtų tęstinumas, atmintis. Bet yra kas saugo, jau UNESCO berods saugo tą tradiciją. Ne? Muziejuje skambės Žemaičių kalnai, ačiū Dievui, ir atmintis bus išsaugota jaunai kartai, kurie susidomės, kaip ten jų seneliai meldėsi, ateis į muziejų, paklausys, kaip gieda kalnus, pažiūrės dūdas, panašiai būgnus visokius. Va. Juk jie ne nuo pasaulio sutvėrimo, tie kalnai. Jie atsirado, jie gali sunykti, kažkas išsaugos, ačiū Dievui. Taip kaip Viešpats mėgsta užkonservuoti ką nors. Žiūrėkit, armėnus užkonservavo, graikų katalikus užkonservavo, liuteronus užkonservavo. Ir mes turim galimybę dėl bendro išprusimo pažinti, kaip atrodė bažnyčia 4 amžiui, kaip atrodė 9 amžiui, kaip atrodė viduramžiais. Yra, kaip sakant, failiukų tokių. Ir ar Viešpats gali tose konservuose veikti? Be abejo, juk jis Viešpats. Jis gali visur veikti. Bet ar jis nori ką nors naujo daryti su mumis? Manau, kad taip. Ar mes atsiversim, ar mes leisim jam naujus dalykus daryti. Bet mums tai nepažįstama, o čia jau viskas patikrinta, kaip sakant, kartų kartos praėjo į dangų. O čia dabar nauja, labai slidu ir pavojinga. Bet kas nors turėjo pirmas eiti. Iš kur Rožančius, pavyzdžiui, atsirado, kuris labai prigijo katalikų tarpe. Visokių versijų yra. Musulmonai turėjo karoliukus, ne? Paskui kryžiuočiai, kryžeiviai, riteriai, kurie kovoti už kapą vyko, nusižiūrėjo. Ir ne Alachui komplimentus sakydavo, bet ilgėdamiesi savo mylimos gražuolės, komplimentus savo gražuoliai sakydavo. Dominikas prikirto ir sako, o jūs galėtumėt būti tokie dvasiniai riteriai ir savo dvasios damai, Dievo motinai Marijai komplimentus sakyti. Ir įdėjo prasmę į karoliukus ir sukūrė Rožančiaus maldą, kuri labai geras dalykas. Visa, galima sakyti, Evangelija užkoduota. Nemokantiems skaityti, neturintiems rašto, Rožančius labai gerai palaikyti minimumą. Bet jeigu gali skaityti raštą, jeigu gali, kaip sakant, jį medituoti, pasirinkimas tavo, gal karts nuo karto gerai Rožančius, nieko prieš. Bet jeigu tik Rožančius, o turėdamas knygą jos neskaitai, tada klausimas, ar gerai darai. Bet tą knygą paskaičius, daug naujų visokių klausimų kyla, nerimo. Ar tai pagal Dievo valią? Bažnyčia kažkada nusprendė Tridento susirinkime, kad katalikams geriau neskaityti rašto, gali neteisingai suprasti ir į pragarą pakliūti. Todėl mes viską jiems išaiškinsim, sukramtysim, ką jie turi tikėti. Ir katekizmas buvo parašytas netikintiesiems, bet kunigams, kad jie žinotų, ką ir kaip pamokslauti. O paskui pažanga, spauda, atsirado katekizmai visiems. Dabar jau ir vaikams, ir jaunimui pažanga. Bet
jie negali pakeisti Dievo žodžio, kuris mus stato į akistatą su Dievu. Jo autoritetas nepakeičiamas. Bet jūs skaitydami galit neteisingai suprasti, jeigu paskubėsit išvadas daryti ir užsiciklinsit ant kokios nors vienos viečiukės. Jeigu aš nebūčiau jums perskaitęs 20 skyriaus, būtumėt likę su įspūdžiu, kad koks niekšas tas Mefibosetas. Dovydas, ko gero, buvo katalikas, o anas žydas. Pas mus Kretingoje pačiam virš altoriaus stovi Dovydas su arfa. Tai jis tikriausiai katalikas. Ne? O ten dar koks tuzinas apipjaustytų pranašų ir karalių. Ir tik 2 neapipjaustyti iš visos 30 kompanijos. Ir katalikai prieš tokį altorių jau keli šimtmečiai meldžiasi, šlovina Viešpatį ir keikia žydus. Kas tai? Kokia gegutė čia kukuoja? Jūs pakliuvote į pakūtą, sveiki atvykę į provokacijų žemę. Haleliuja. Tėve, aš dėkoju tau už gyvenimą, kuris toks įvairia formis ir įvairia spalvis, netikėtas, pilnas nuotykių ir netikėtumų. Viešpatie, tu mėgsti humorą, tu mėgsti nuolankumą, tu mėgsti kantrybę. Ir priešiniesi išpuikėliams. Meldžiu Viešpatie, palaimink mus šiandien nuolankumu, meilę tiesai apie save, meilę tiesai apie bažnyčią, meilę tiesai apie gyvenimą, meilę tiesai apie tave. Viešpatie, palaimink mus meilę tiesai. Tau tebūnie garbė ir šlovė per amžius. Amen.